Yra 3 būdai, kaip galite įkainoti savo kūrybinės paslaugas, kad ir kokios jos bebūtų. Priklausomai nuo to, kuriame savo karjeros etape esate ir kokius verslo įgūdžius turite, galite pasirinkti tą, kuris šiuo metu jums yra tinkamiausias. Pirmasis būdas yra tinkamiausias laisvai samdomiems specialistams, freelanceriams, bet išsiaiškinkim, ką tiksliai freelanceris reiškia šiame kontekste. Jei jūs teikiate kažkokią konkrečią paslaugą ir jūs gali pasamdyti, pavyzdžiui, įmonę, kad laikinai užimtumėte tam tikras pareigas, jūs esate laisvai samdomas specialistas. Freelanceris, pavyzdžiui, yra montuotojas, kurį aš pasamdau konkrečiam projektui atlikti būtent montavimo paslaugą. Dažnai freelanceriai savo kainą nusistato įvertindami valandų, dienų, savaičių ir tiesiog laiko kiekį, kurį praleis dirbdami prie konkretaus projekto. Tarkim, jei jūs kreipiasi įmonė X, kuriai laikinai reikia pagalbos prie konkrečių darbų, vienas pirmųjų jų klausimų greičiausiai bus, koks jūsų valandinis įkainis. Čia keliai yra 2. Arba jūs turite įsivertinę savo valandinį įkainį, kuris jums yra šiek tiek pelningas ir kuriuo įprastai dirbate, arba nežinote, koks turėtų būti jūsų valandinis įkainis ir kaskart pakraupstate išgirdę šitą klausimą. Jeigu jūs nežinote, koks jūsų valandinis, man tai sako, kad arba jūs esate dar visiškai žalias savo darbo srityje, arba įsivaizduojate, kad egzistuoja kažkoks rinkos standartas ir bijote jį nepataikyti. Tai yra paprašyti per mažai arba užsiprašyti per daug ir atbaidyti klientą. Na ir jeigu vis tik sužinosit, koks yra rinkos standartas, kuo aš labai abejoju, nes greičiausiai tiesiog sužinosit, už kiek dirba jūsų kolegos, kurie dirba galbūt kitaip, galbūt tai jums tinka arba netinka ir ką ten gali žinot, kokią kainodarą jie apskritai taiko. Net jeigu ir sužinosite, vis tiek jums nepasidarys aiškiau, į kur toje rinkoje turite taikyti jūs. Vienas iš rekomenduojamų būdų tvarkytis su tokia situacija yra užduoti klausimą užsakovui atgal. O kiek įprastai tokios įmonės kaip jūs moka tokiems specialistams kaip aš? Žinoma, galite tai pasakyti kitais žodžiais, bet mintis ta. Jei jūsų klientas sąžiningas, o patikėkit, tokių tikrai būna, jam nebus sunku atskleisti, kiek įprastai jie moka jūsų paslaugą atliekantiems specialistams jūsų siūlomos kokybės lygmenyje. Čia jūs taip pat galite išgirsti ir sumą, kuri jūsų netenkina, tačiau geriau ją išgirsti ir diskutuoti, negu iš per didelės baimės tiesiog nusimažinti savo kainą. Kita vertus, jei jūsų klientas yra suktas lapinas, kurio vienintelis tikslas yra kuo pigiau nusišauti jūsų paslaugą, mes visų pirma su tokiais klientais dirbti nenorime ir juos galima atpažinti iš vangių atsakymų, nekonkretaus bendravimo, iš galbūt tiesioginio ar netiesioginio jūsų paslaugų menkinimo ir taip toliau ir panašiai. Apie klientų red flagus pakalbėsim ateities siužetuose šiame kanale. Labai trumpai įsiterpsiu. Šie video jums nieko nekainuoja, tad labai norėčiau, kad pasidalintumėte jais su savo draugais, kolegomis ar tiesiog tais, kuriems tokia informacija gali būti naudinga. Na, o jeigu manote, kad mano turinys, šitos mini pamokėlės yra iš tiesų naudingos ir vertingos, labai norėčiau, kad prisijungtumėt ir į Contribui platformą, kas man būtų tiesiog motyvacija už visam šitam praleistą laiką, o jums tai kainuotų turbūt žymiai mažiau, tikiuosi, nei jūsų valandinis įkainis. Grįžtam prie video. Taigi, tarkim, gavote atsakymą arba patys įsivardinot, kad hipotetiškai už dieną gausite 200 eurų. Išsiaiškinat, kiek valandų per dieną dirbsite, kokį laikotarpį, nuotoliu ar gyvai ir taip toliau panašiai. Jeigu abiems pusėms viskas tinka, pradedate dirbti. Šitas laiko įkainojimas yra puikus būdas užsidirbti pragyvenimui, kai esate pradedantysis videografas. Aš pati taip dirbau N laiko ir dauguma profesionalų video industrijoje taip pat dirba tokiu principu, kai yra pasamdomi atlikti vieną konkrečią paslaugą filmavimo aikštelėje ribotą projekto laiką. Pavyzdžiui, jeigu aš konkrečiam projektui samdau operatorių, kuris atliks tik operatorinį darbą ir nieko daugiau, aš įprastai klausiu, koks yra jo pamainos ar valandos įkainis, nes šiuo atveju jis yra laisvai samdomas freelance specialistas. Tiesa, kaip jau minėjau praeitame video, valandinis įkainis iš esmės nėra tinkamas būdas siekiant užsidirbti. Taip, jis tinka kai kuriuose situacijose, pavyzdžiui, tose, kurias išvardinau, bet iš esmės daugumoje atveju jis tiesiog nėra jums naudingas, kaip kūrybinių paslaugų tiekėjui. Visų pirma, todėl, kad jūsų maksimalų uždarbį apriboja valandų kiekis, o jis visiems vienodas ir labai limituotas. Visų antra todėl, kad dirbdami tokių kainodaros modelių, jūs neturite jokios motyvacijos dirbti efektyviai. Čia mane supras kiekvienas ofiso darbuotojas, nėra jokios prasmės dirbti greitai ir efektyviai, jeigu jums moka už jūsų laiką. Todėl ilgainiui imate dirbti lėčiau ir mažiau efektyviai, o jeigu vis tik neišlaikote ir dirbate gerai ir greitai, jums tik užkrauna dar daugiau darbo, nors moka lygiai tuos pačius pinigus už valandas. Vienas būdas su to kovoti vis tik yra, jūs galite per laiką įvertinti savo įnešamą indėlį, savo pasiekiamus rezultatus ir tada jau adekvačiai kelti savo pamainos, valandos ir taip toliau įkainius. Tačiau tai gali suerzinti jūsų esamus klientus
klientus ir apsunkinti būsimų klientų pritraukimą, todėl greitai norėsite pereiti prie kito kainodaros modelio. Antras būdas tinkamai kainuoti savo kūrybinės paslaugas – fiksuotos kainos pasiūlymas ir tai tikrai nėra tai, apie ką jūs galvojate. Šis būdas yra tinkamiausias tiems, kurie dirba nebe kaip freelanceriai, o kaip individualūs verslininkai. Ir Lietuvoje šitie du terminai, freelanceris ir individualus verslininkas, yra maišomi iki negalėjimo. Todėl išsiaiškinkim vieną kartą ir visiems laikams. Freelanceris tai specialistas, kurį įmonė gali pasamdyti laikinai tam tikroms pareigoms atlikti. Individualus verslininkas tai žmogus, kuris valdo vieno žmogaus verslą ir to pasekoje dirba ne kaip samdomas darbuotojas, o kaip nedidelis verslas. Šis specialistas dažniausiai siūlo ne vieną paslaugą, o jų paketą, dirba pagal tam tikrus verslo principus ir tikrai turi daug daugiau pareigų negu bet koks freelanceris. Labai tikiuosi, kad jeigu iki šiol šiuos du terminus maišėte, dabar jau žinote, kad tikrai toli gražu ne kiekvienas video kūrėjas yra freelanceris ir jeigu iki šiol save tokiu laikėte, bet akivaizdžiai darote daugiau, atėjo laikas permastyti, kaip valdote savo veiklą ir kokią paslaugų kainodarą taikote. Kas kūrybinių paslaugų tiekėją paverčia individualiu verslininku, tai tarpininkų pašalinimas paslaugų tiekimo procese. Dirbant freelanceriu, jūs niekada nebūsite pirmas taškas, į kurį kreipsis klientas. Jūs visada samdys kokią nors agentūrą, įmonę ar panašiai, kurie jau į egzistuojančią kitą komandos dalį jūs pakvies laikinai prisidėti prie projekto. Tuo tarpu, kai dirbate kaip individualus verslininkas, jūs tampate pirmuoju ir dažnai vieninteliu tašku, į kurį kreipiasi jūsų būsimas klientas. Individualus verslininkas video industrijoje tai žmogus, kuris sugeba pats kurti nedidelius projektus nuo A iki Ž. Jo darbą sudaro pardavimų ir klientų vadyba, prodiusavimas, kūryba, visų gamybos darbų atlikimas, visų rolių aikštelėje užpildymas, pre- ir post-productionas, customer supportas, viskas, ką tik tai galima sugalvoti ir taip toliau. Kaip jau supratote, šis specialistas suteikia prabangą klientui gauti viską vienoje vietoje ir tai turi tam tikrą vertę. Juk kai perkate pakelį pieno prekybos centre, jums irgi nereikia trenktis į kaimą, pirkti karvytę, ją melžti, sudėti viską į gražią pakuotę ir pastatyti ją savo šaldytuve. Jūs mokate gerokai daugiau negu pienelio kaina už eilę paslaugų vien tam, kad galutinį produktą galėtumėt pasiimti vienoje vietoje. Taip veikia ir individualaus verslininko kainodara, jūsų paslauga nebegali būti įkainojama valandiniu, nes jūs ne vieną paslaugą atliekate ir labai sutrumpinate kliento kelią iki rezultato, o tai yra labai vertinga ir turi būti tinkamai įvertinta. Pirmuoju atveju įkainojam savo patiriamas resursų sąnaudas, tai yra darbo laiką, kuris galėjo būti ir mažesnis, ir didesnis. O šiuo atveju kalbėsime apie fiksuotos kainos variantą, kuris bus patogus ir jums ir padės klientui suteikti saugumą kainos garantijos atžvilgiu. Dabar kaip veikia fiksuotas įkainis? Aš apie tai šiek tiek užsiminiau paskutinėme šio kanalo video, bet principas iš esmės toks. Iš esmės, gavę užklausą, jūs įsivertinat, kiek kokių resursų jums reikės, kad šitą projektą įvykdytumėt, įsikainojat savo kainomis tuos visus resursus, uždedat tam tikrą pelno procentą, kokį norite uždirbti, o ne iškeisti į savo darbo laiką, ir dar šiek tiek paminkštinat visą šitą fiksuotos kainos pasiūlymą, kas jums tarnaus kaip saugumo garantija kainos atžvilgių, jeigu projektas strigs, bus daugiau korekcijų negu numatyta ir visokie kitokie sunkumai iškils, kurie turbūt 99% laiko neabejotinai iškyla. Jūsų klientas, jeigu nėra visiškas dundukas, puikiai supranta, kad jūs tą kainą šiek tiek pastorinat kaip kompensacija už tai, kad klientas gautų fiksuotą nekintamą kainą. Tai įprasta kainodaros praktika, kuri jūsų klientui garantuoja, kad jis neperlips biudžeto ribų, o jums tai garantuoja, kad jeigu kažkas šiek tiek pareikalaus daugiau resursų negu jūs numatėte, jūs neišeisite minusą. Visi lieka patenkinti. Jeigu nesate tikri nuo ko pradėti įkainojant savo paslaugas, pasižiūrėkit praėjusį šio kanalo video, kuriame šiek tiek aptariu, nuo ko reikėtų pradėti sudėjinėti savo sąmatą. Tačiau tai tik šablonas labai nešabloninėme versle, todėl nepamirškit, kad kiekvienas projektas yra visiškai unikalus ir turi būti įkainojamas absoliučiai individualiai. Fiksuotą kainą jūs galite sutikti toli gražu ne tik kūrybinėse srityse, lygiai taip pat įsivaizduokit, užsisakot statybininką į namus, kad jums perdažytų miegamojo sienas. Tas žmogus jums gali pasiūlyti du kainos variantus, tai arba mokėti už valandas, kurias jis pradirbs, arba mokėti fiksuotą kainą, kuri bus ne mažesnė ir nedidesnė nei X. Patys pagalvokit, kuris variantas jums kelia mažiau streso. Ar kai turit nuolatos pusę akies stebėti, ar žmogus tikrai dirba, ar neskrolina telefone, ar nerūko už kampo iš tikrųjų kiekvieną minutę praleidžia dirbdamas, ar kai galit pats skrolinti ant sofos ir nesiparint, kad nors ir savaitės dažys tą sieną, bet mokėsit iš anksto sutartą aiškią fiksuotą sumą. Taigi, šis kainodaros modelis, kuomet įkainojam savo darbo rezultatą, o ne patiriamus resursus, yra tinkamiausias individualiems verslininkams, kurie kiekvieną projektą įkainoja individualiai, sąžiningą kainą ir su tam tikra kainos saugumo garantija. Jau ne pirmą kartą užsimenu apie sąžiningą kainą ir tai yra labai aštri tema ir tarp kūrėjų, ir tarp paslaugų gavėjų.
Niekas niekada nenori mokėti per daug ir tikrai joks sąžiningas kūrėjas neturėtų šiaip savo užkelti kainos. Egzistuoja labai paprastas atsakymas, kas yra sąžininga kaina. Tai kaina, kuri nuoširdžiai tenkina tiek jūs, tiek jūsų klientą. Ir tai absoliučiai neprivalo būti maža kaina. Tačiau kaip tokią kainą pasiekti ir kaip apskritai užtikrinti, kad dirbate pelningų kainodaros modelių, aš daugiausiai pasakoju privačiuose grupiniuose kursuose arba privačiuose konsultacijose. Apie tai viską galite sužinoti Stageit LT puslapyje prie video kursų. Kaip ten bebūtų, abu šitie kainodaros modeliai yra puikiai tinkami siekiant užsidirbti pragyvenimui, tačiau nėra naudingi, norint uždirbti išties didžiulį pelną. Siekiant savo kūrybinės paslaugas parduoti ne už šimtus ar tūkstančius, o už dešimtis ir šimtus tūkstančių, kalbu gan realistiškai, nes kalbam apie Lietuvos rinką, jeigu kalbėčiau apie pasaulį, tikrai kalbėčiau apie milijonus. Mes turime naudotis trečiuoju kainodaros modeliu, kuriame įkainojam kliento gaunamą vertę. Taigi, recapas. Pirmuoju būdu mes įkainojam savo patiriamas resursų sąnaudas ir iš esmės neapsiemam jokios rizikos, o visą riziką perdodam klientui, nes jeigu projektas užtruks ilgiau, jis mokės daugiau. Čia mūsų pelno procentas yra mažiausias. Antruoju būdu mes įkainojam savo darbo rezultatą fiksuotą kainą ir didžiąją dalį rizikos perkeliam ant savęs, jeigu projektas, pavyzdžiui, reikalautų daugiau resursų, negu mes originaliai įsikainojom, o klientą paliekam su labai mažai rizikos, nes bet kokiu atveju jis mokės vieną ir tą pačią fiksuotą kainą. Čia mes uždirbame šiek tiek daugiau, bet ribotą procentą pelno. Na, o trečiuoju būdu, kai kainodara yra grindžiama kliento gaunama verte, mes įkainojame, kokius kliento tikslus bei norus mūsų teikiama paslauga gali įgyvendinti ir kokia yra to vertė konkrečiam klientui. Pavyzdžiui, kokią riziką mes pašaliname kliento kelyje, suteikdami savo paslaugą. Kokių ilgalaikių kliento tikslų įgyvendinimą mes galime užtikrinti savo paslaugos pagalba. Kokią finansinę ir ne tik finansinę vertę mūsų klientui gali suteikti paslaugų paketas. Klausimų yra labai daug ir vien tik mano trumpa santrauka apie vertę grindžiamą kainodarą yra virš 20 Word lapų, tai aš tikrai nesutalpinsiu to į vieną YouTube video. Bet vertės kainodarą jūs matot visur, tai yra pagrindinė priežastis, kodėl kai kurie moka tūkstančiais daugiau už tai, kad jų kompiuterį puoštų Apple ženkliukas. Tai yra priežastis, kodėl kažkas už riboto leidimo Nike kedus mokės šimtus ir šimtus eurų, nors juos pagaminti ir pristatyti į parduotuvę kainuoja žymiai mažiau. Tai yra priežastis, kodėl įmonei, kuri nori užsisakyti videografą įmonės vakarėliui nufilmuoti, jūs niekada nepateiksit tūkstantinio pasiūlymo, nes iš esmės tas video yra tiesiog nice to have. Geriausiu atveju skirtas vidiniai kompanijos moraliai pakelti ir jokios didelės iš tikrųjų vertės ar kažkokių rizikų, kurios kiltų, jeigu to video nebūtų, čia nėra. Todėl čia laimės mažiausias kainos variantas. Tuo tarpu įsivaizduokim, kad jūsų paslaugą užsisako kokią nors konferenciją, kuri realiai tai nori tos pačios paslaugos, renginio aftermovie. Šios konferencijos organizatoriai be renginio kokybės standartą atitinkančios video ar foto reprezentacijos realiai praras pajamas iš tolimesnių renginių klientų. Jie taip pat galbūt rizikuoja prarasti finansavimą iš rėmėjų, jeigu jie bus nepakankamai gerai reprezentuoti video ir foto medijoje. Galiausiai, jeigu konferencijos bilietai kainuoja kelius šimtus ar kelius tūkstančius eurų, natūralu, kad ir jos vizualinė prezentacija turi būti premium lygio. Ir taip toliau ir panašiai. Natūralu, kad toks klientas jūsų teikiamoje kūrybinėje paslaugoje mato daug daugiau vertės ir pasinaudojus tam tikrą sistemą, tai vertei galima pritaikyti gan tikslę finansinę išraišką ir kartu su klientu nuspręsti, kokia tos finansinės išraiškos dalis būtų adekvatus atlygis jums. Tai ir yra priežastis, dėl ko geras profesionaliai darbą atliekantis kūrėjas vienai įmoniai savo paslaugą gali pasiūlyti už tūkstančius, o kitai panašią paslaugą už šimtus tūkstančių, atitinkamai pagal kliento gaunamą vertę, ir abi kainos bus visiškai sąžiningos ir abu klientai bus 100% patenkinti. Nemeluosiu, vertės kainodara yra sudėtinga ir esu ne kartą skaičius, kaip verslininkai, dideli pasaulio verslininkai, kurie žino, tikrai mintinai pasakytų čia ir dabar visą teoriją, kaip veikia ta vertės kainodara, nelabai naudoja ją praktikoje, nes tai reikalauja ne tik daug verslo žinių, bet ir emocinio ir psichologinio pajėgumo komunikuoti taip, kad tą kainodarą būtų galima įtvirtinti. Ir šį kainodaros modelį dažniausiai naudoja jau tikrai ne freelanceriai ir ne individualūs verslininkai, bet daugiau įmonės, agentūros ir taip toliau ir panašiai. Tačiau yra sėkmingų individualių verslininkų, kurie naudoja šitą kainodaros modelį ir yra tapę tikrai sėkmės pavyzdžiais. Ir tai yra vienintelis kainodaros modelis, leidžiantis jums uždirbti pelną nepriklausomai nuo jūsų įdedamų resursų ir nuo jūsų galutinio rezultato mastelio. Gerai, dabar kaip man žinot, kokias tas vertės tas klientas mano darbe gali matyti, kaip visą tai įkainot, kur čia visokie duomenys ir taip toliau ir panašiai. Galų gale, ką aš, kaip paprastas kuklus lietuviškas kūrybinės paslaugos tiekėjas, kokią vertę aš čia galiu sukurti ir argi visi video nėra tiesiog nice to have. Yra vis tik Lietuvoje labai įsisenėjęs tas mąstymas freelancerio kaip paslaugos tiekėjo, labai linkiu jums po truputį iš jo išlipti ir
Ir taip, yra labai daug klausimų, yra ir daug atsakymų, daug prirašytų knygų ir daug realaus pasaulio pavyzdžių. Savo atsakymais aš dosniai dalinuosi grupiniuose mokymuose ir privačiuose konsultacijose. Visą tai rasite apačioje žemiau aprašyme, jeigu jūs domina, jeigu jums tai gali būti naudinga ir aktualu. Na, o kol kas pailsėkim, pasidžiaugim saulėtomis dienomis ir gyvenimu. Iki kito. Bye.